Susipažinkite Sibiro haskis. Tai darbiniams šunims priskiriama veislė. Ūgis svyruoja nuo 50 iki 60 cm. Svoris nuo 15,5 iki 28 kg. Gyvenimo trukmė 12–14 metų. Ši veislė atsirado tuomet, kai keičiantis klimatui, šiaurės klajokliai buvo priversti išplėsti savo medžioklės teritorijas. Klajokliai sugalvojo išveisti tokią veislę, kuri galėtų užšalusią žemę tempti nesunkius krovinius. Šie šunys turėjo nebijoti šalčių. Keturkojai, kuriuos išveisė klajokliai, buvo šių dienų Sibiro haskių protėviai. Veislė apibrėžta 1925-aisiais legendinio norvegų suomio-amerikiečių kinkinių šunų augintojo Leonardo Sepalos. Kajūras, taip vadinamas šunų kinkinių varovas Leonardas Sepala, 1925-aisiais įrodė, kad šunų kinkiniai šiaurėje gali išgelbėti gyvybes. Aliaskos Nomė mieste įsiplieskus difterijos epidemijai niekas negalėjo pasiekti šio užkampio. Kuo skubiau pristatyti vakciną buvo patikėta šunų kinkiniams. Iš Nomė pasitikti brangaus krovinio iškeliavo kajūras Leonardas Sepala su kinkinio vedliu haskiu Togo. Vos per 5,5 dienos jis nušliuožė 1058 km, pasitiko kinkinį ir iškart pasuko atgal. Sibiro haskis Togo kruvinomis letenomis lėkė sniegu. Pasitikti Togo pasiustas kitas kinkinys, vedamas jauno stipraus vedlio Aliaskos malamuto Balto. Jis perėmė vakciną ir atgabeno į miestą. Daugelis žmonių mano, kad Nomė Odisėjos didvyris malamutas Balto. Bet tikrasis herojus yra haskis Togo. Būtent apie šį haskį 2019-aisiais sukurtas itin populiarus filmas pavadinimu Togo. Šio šuns iškamša iki šiol saugoma Vasila miesto muziejuje Aliaskoje. Socialus, švelnus, draugiškas, žaismingas, bet labai mėgstantis judėti ir bėgti. Sibiro haskis puikiai sutarė su kitais šunimis. Jie puikiai pasiduoda pozityviai dresūrai. Tačiau, jei jie nuobodžiauja, gali pradėti kasti, kandžioti baldus, kaukti. Jei tik pavyks, pabėgs ir lakstys tol, kol pavargs. Haskiai turi labai išreikštą grobio instinktą, todėl pamatę grobį, jį vysis. Nors haskiam nereikalinga kasdienė intensyvi priežiūra, tačiau apie tai daugiau papasakos mūsų ekspertai. Sibiro haskio kailis yra storas ir tankus ir toks jis yra būtent tam, kad žiemą apsaugotų šunį nuo didelių šalčių, o vasarą padėtų atmušti karštį. Ir aišku, kad toks kailis tikrai daug šeriasi, todėl haskį reikėtų šukuoti dažnai ir dar dažniau tai daryti pavasarį ir rudenį, kada vyksta intensyvesnis kailio keitimasis. Ir tokiam šukavimui geriausia būtų rinktis slicker tipo šepetį su prailgintais metaliniais dantukais. Bet šalia šukavimosi, tam, kad kailis keistųsi greičiau ir visas šerimosi procesas vyktų sklandžiau, rekomenduojame rinktis nukailinimo procedūrą. Tai yra tokia procedūra, kurios metu yra naudojama speciali kosmetika, kuri leidžia kailiui lengviau ir greičiau išsišerti, o specialaus feno, kurio srovė prasiskverbia iki pat odos pagalba, augintinio kailis yra išdžiovinamas, pašalinant kailio perteklių. Taip pat reikėtų žinoti, kad turint haskį reikėtų rūpintis ne tik jo kailiu, bet ir mitybą, kadangi haskiai yra stiprūs ir energingi šunys, todėl haskio maiste būtinai turėtų būti daug baltymų tam, kad būtų palaikoma tinkama raumenų masė ir energijos lygis. O kartu su maistu rekomenduotume naudoti ir maisto papildą mikrozeogeną, kuris visų pirma pašalina iš organizmo toksinus, kas leidžia įsisavinti maistinės medžiagas, mineralus ir vitaminus gerokai efektyviau, o sudėtyje esantis kalcis stiprina kaulus ir bendrą imuninę sistemą.